priklauso nuo to, kokius tikslus savo keliate. Jeigu jūsų tikslas yra auginti raumenų masę, didinti raumenų jėgą, sportuoti tuščių skrandžių negalima. Jei sportuojate tuščių skrandžių, turėdami tokius tikslus, iš esmės treniruotės metu jūs nestiprinate raumenis, bet jūs deginate, tai yra naikinate raumenų audinį ir naikinate raumenų skaidulas. Visai kitaip yra, jeigu jūsų tikslas yra deginti riebalus ir bandote sumažinti kūno svorį. Bet tai vėlgi priklauso nuo to, kokiu dienos metu sportuojate. Jeigu sportuojate ryte ir atliekate kardio krūvį, tai tokią treniruotę galite atlikti tik tai atsikėlę ryte ir daryti ją tuščiu skrandžiu. Bet treniruotė neturi būti intensyvesnė negu vidutinio intensyvumo ir neturi būti ilgesnė negu 40-60 minučių. Treniruojantis intensyviau negu vidutinis intensyvumas ir treniruojantis ilgiau negu 60 minučių, vietoj riebalų deginimo prasidėtų raumenų deginimas ir raumeninio audinio naikinimas. Jeigu metate svorį ir atliekate ne kardio treniruotę, o treniruotę su svoriais arba kokią nors funkcinę treniruotę, sportuoti tuščių skrandžių jau negalima. Jau tada reiktų bent šiek tiek pavalgyti, bent lengvai pavalgyti, papusryčiauti ir nuo pusryčių praėjus 30 minučių ar valandai, priklausomai nuo to, kiek valgyti ar priklausomai nuo to, koks sunkus buvo maistas, jau galite treniruotis.